Žiniasklaidos antraštės skelbia: neįtikėtina, atrodo, kad šie paslaptingi akmenys auga, juda ir netgi gimdo palikuonis. Šie klaikus gyvieji akmenys Rumunijoje atrodo tarsi iš fantastinių filmų, bet yra visiškai tikri. Akmenys, kurie patys auga ir dauginasi, tai ne pramanas, ne fantastika, o gamtinė realybė. Susipažinkite, trovantai, unikalūs augantys akmenys. Tai tikrai realios antraštės, galite paguglinti. Tai kas tie augantys akmenys arba trovantai? Ne trapantai, o trovantai, nepainiokite. Kur jie yra? Trovantai aptinkami Rumunijoje įvairiose vietose, bet žinomiausia jų yra į šiaurės vakarus nuo sostinės Bukarešto, netoli Kostešti kaimo. Kam įdomi tiksli vieta, koordinačių ieškokite video aprašyme. Juos kartais vadina rieduliais, bet nežinau, ar tai tinkamas žodis. Į riedulius trovantai panašus nebent savo apvaliai pūsta forma, tačiau jų ledynas niekur nerideno. Jie artimesni Lietuvoje aptinkamiems konglomeratams, tokiems kaip Liucionių ola ar Ausiutiškių konglomeratas. Jie abu yra prie Neries, tik skirtingose nuo Vilniaus pusėse. Tai smiltainio dariniai, kuriuose smėlį ir žvyrą gamta sucementavo kalcio karbonatu. Ta pačia medžiaga, kuri sudaro kalcitus ar aragonidus. Kodėl juos vadina augančiais akmenimis? Minimos kelios jų augimo aplinkybės. Pirmasis trovantų augimas kažkuo panašus į mūsų riedulių augimą laukuose. Palyginti su aplink esančiu smėliu bei žvyru, trovantai gerokai tvirtesni, todėl juos netaip greitai veikia erozija. Berias uolienas išpusčius vėjui ar išplovus vandeniui, trovantai po truputį atsidengia ir susidaro įspūdis, kad jie dygsta iš po žemių, tarsi kokie baravikučiai po lietaus. Kitas augimas vyksta taip. Lyjant lietui, vanduo įsigeria į trovantus ir lėtai tirpdo kalcio karbonatą. O esant sausam orui ir vanduo išgaruodamas, tą kalcio karbonatą palieka akmens viršutiniuose sluoksniuose ir susidaro įspūdis, kad akmuo padidėja. Arba paviršiuje susidaro burbuliukų formos nauji dariniai ir atrodo, kad trovantas atsivedė trovančiukų. Tik šio augimo greitis sunkiai pastebimas plika akimi – 4–5 cm per 1200 metų. Lankantis prie šių akmenų senokai buvo belyta, todėl, kaip auga trabantai, tai yra trovantai, užfiksuoti nepavyko.